Ką aš padariau? Oskarai? Aš ant tavęs nepykstu. Atleisk man. Čia aš kalta. Oskarai, jeigu ne aš, tai to net nebūtų įvykę. Tau dar niekas nesakė, nuo ko viskas prasidėjo, kad kaltas aš. Tu net nežinai, dėl ko aš visada su Bela ir kodėl aš ją saugau. Nežinai, kodėl Bela tave apgynė ir dėl ko taip atsitiko. Tu net nežinai, kas mes tokie. Oskarai, žinau, ką tu galvoji ir aš žinau, kad nekeisi savo nuomonės, bet prašau, nekaltink savęs. Jis nepyks, aš pažadu tau, bet prašau, dėl manęs. Bet ar tu tikra? Prašau. Na gerai. Diana ir Oskarai, prašom paskui mane. Kas nutiko? Kadangi Belos akis buvo pažeista, tai jai bus sunkiau matyti ir jos kitos akies rega gali pavargti. Tad kam nors reikės būti šalia jos, nes neįmanoma sužinoti, kas kiek laiko jos akis pavargs. O kiek laiko ji bus su raiščiu? Geriausiu atveju 5 metus, o blogiausiu visą gyvenimą. Kad ir kaip bebūtų, jums tą akį reikės pravalyti 3 kartus į dieną. Visą gyvenimą? Ir kaip suprasti pravalyti? Nuimti raištį ir įlašinti specialies akių lašų. Išeidinėsite, aš jums duosiu akių lašus, kurių jums reikės. O dabar galite grįžti. Ir kol nepamiršau, tai ją galėsite šiandien jau parsivežti namo. Bela, vaikeli mano, ar tau viskas gerai? Taip, tėte, man viskas gerai. Oskarai. Ema, Elza, eikite į mašiną. Tai ne jo kaltė. Taip, tėte, tai ne jo kaltė. Taip, tai jo kaltė. Ne jo. Eime su manim ir jokių bet. Važiuok atgal į darbą. Vakare viską paaiškinsiu. Bet...
Gerai. Na, važiuojam. Gerai. O, žiūrėkite, kas pasirodė. Oskarai, štai kur tu. Ką tu ten veiki su tom nevykėlėm? Nevykėlės. Kas čia vyksta? Paskaityk mokyklos naujienas. Užtilkit! Kas tai padarė? Taip ir žinojau. Einam. Jis dar už tai atsiims. Labas vakaras. Pagaliau atėjai. Ar kas nutiko? Tiesą sakant, taip. Kas tuomet nutiko? Manau, Aleksas pats paaiškins. Aleksai! Oskarai! Neskubėk taip. Papasakok, ką šiandien padarei? Na, Emilija iš manęs paėmė meškiuką ir sakė, kad ji turi geresnių žaislų negu mano. Tada aš ant jos truputį užrėkiau ir pasakiau auklėtojai, kad jie atėmė mano meškiuką. Bet Emilija jį padėjo atgal ir pasakė, kad ji nepaėmė ir kad aš meluoju. Tu meluoji, aš to nedariau. Tu vis dar nepasimokei. Manau, Oskarai, kad jums reikia labai rimtai pasišnekėti. Ačiū, kad pranešat. Būtinai pasišnekėsiu. Bet tai tiesa. Gerai, jau galite grįžti namo. Tai kas iš tikrųjų ten įvyko?
Aš sakiau tiesą. Žinau. Tikrai? Taip. Bet iš kur? Tai nėra svarbu. Svarbiausia, kad tau viskas gerai. Ateinu. Kur taip ilgai? Užeik. Tai kur taip ilgai užtrukai? Problemos su broliais. Gerai, aš einu, persirengsiu ir galėsim važiuoti. Vau. Žinau, baisiai atrodau. Visai ne. Ačiū, bet geriau jau važiuokim. Žinoma. Tai pats tobuliausias vakaras. Labai ačiū tau. Dėl tavęs viską. Bet nepamiršk, mes turime būti labai atsargus. Nesijaudink, nepamiršau. Štai kur ji. Ema. Labas. Ar tau viskas gerai? Jo, man viskas gerai. Atrodai keistai. Ar tu tikra, kad tau viskas gerai? Taip, aš tuo tikra. Turiu eiti iki... Čia dedasi kažkas keisto. Wow, kur ji taip lekia? Tai gal pasek ją? Geniali idėja. Nors kartą sugalvojai ką nors protingo. Pabūkit čia, aš grįšiu. Tikiuosi, manęs nieks neseka. Kągi. Pagaliau, ar tu tikra, kad tavęs niekas nesekė? Absoliučiai tuom tikra. Gerai. Sakykit cheese.